Vadinamųjų Seimo apkaltos komisija išaiškino, kad Aleksandras Sacharukas su Lino karaliaus kortele 11 kartų balsavo sąmoningai ir tyčia. Generalinės prokuratūros komisija paprašė išsiaiškinti, ar nereikėtų Seimūno traukti baudžiamojon atsakomybėn dėl dokumento pagrobimo, jo panaudojimo ir dokumento klastojimo. Sacharukas gynėsi, kad karaliaus balsavimo kortelę rado atsitiktinai, o ją esą panaudojo norėdamas išbandyti, ar Seimo nariai gali balsuoti iš kitos vietos. Tačiau komisija nustatė, kad pats Sacharukas už save iš kitos vietos yra balsavęs nesykį. Prokurorai nusprendė, jog užtenka duomenų, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Gavau mūsų vieno padalinio išvadą, kur pažymėta, kad generaliniam prokurorui siūlytina kreiptis į teismą, kad būtų leista patraukti baudžiamąją atsakomybėn Aleksandrą Sacharuką. Tai kaip elgsite? Pirmadienį sužinosite. O dar iki šiol vis tiek gal esat linkęs į vieną arba į kitą pusę, kaip ten bus neliečiamybės? Nu, aš manau, pagal visus duomenis, tai taip. Kreipsitės. Apkaltų komisijų vadas Kęstutis Masiulis sako, jog Seimas turėtų tenkinti prokuroro prašymą, nes jau yra nusprendęs, jog Sacharukas ir karalius yra verti ir apkaltos. Čia nemanau, kad turėtų būti kokia nors kliūtis, bet to noriu priminti, kad dėl kreipimosi į generalinį prokuratūrą komisijos nariai balsavo labai vieningai, daug vieningiau negu dėl išvadų. 11 balsavo dėl kreipimosi ir tik vienas susilaikė, tai net nebuvo nei vieno prieštaraujančio. Pats Sacharukas išvykęs į komandiruotę. Telefonu pateikė versiją, jog jam bylą būtų galima kelti, jei dėl balsavimo kortelės pasisavinimo jį apskūstų pats karalius. Jeigu jisai parašytų pareiškimą, tai taip, tas kitas žmogus. Karalius pritarė visiems balsavimam ir jokių pretenzijų neturėjo man. Seimo narys Julius Sabatauskas aiškina, jog laikinasis generalinis prokuroras neturi teisės prašyti naikinti Seimūnų teisinę neliečiamybę. Situacija yra buvusi 2004 metais, kai generalinio prokuroro pavaduotojas, išėjęs generalinio pavaduotojo atostogų, kreipėsi. Tačiau vis tik tai įstatyme aiškiai pasakyta, kad tai yra generalinio prokuroro išimtinė kompetencija ir jokių būdų, mano įsitikinimu, negali nei pavaduotojas, nei jį pavaduojantis asmuo kreiptis dėl neliečiamybės panaikinimo. Prieš 6 metus generalinio prokuroro pavaduotojas Seimo prašė panaikinti Arvydo Vidžiūno, Vytenio Andriukaičio, Vytauto Kvietkausko teisinį imunitetą. Seimas nesutiko. Petrauskas pabrėžė, jog jis nėra generalinio pavaduotojas, o laikinasis prokuratūros vadovas. Laikinasis generalinis prokuroras turi visus generalinio prokuroro įgaliojimus. Raimundo Petrausko poziciją palaiko ir buvęs Konstitucinio teismo teisėjas Egidijus Jarašiūnas. Anot jo, jei laikinasis generalinis neturėtų visų teisių, sugriūtų sistema. Reporteris Edgaras Kiškis, Vilnius.